Gerai, pirma stotelė Vėluona. Tai kur mes važiuojam? Pagal stoteles reikės spėlioti. Kažkur važiuojam link ten, kur Nemunas teka. Tai Šiaip jau važiuojam, kur Benas mus kviečia. Benai, plaukiam. Į Nemuną. Į Šilutę. Plaukiam Važiuojam Nemunu. į Nidą Panemunės keliu. Pati nuostabiausia kelionė važiuoti į Nidą. Ne lėktuvus, skristi, ne autobusu, o motociklu Panemunės keliu. Nu gerai. Pabandom. Na, kaip visada, sustojome Seredžiuje, mūsų amerikietiško stiliaus degalinėje. Kuro dasipilti, kavos atsigerti. Negalima nesustoti tokioje vietoje. Žodžiu, čia galima pasirinkti suneštinis stalas. Mes turim Amerikoniškai visiems skanaus. Čia pravažiavus 150 km reikia, nori, nenori sustoti. Čia būtina. Būtina. Gražus tas Panemunės kelias. Panemunės kelias driekiasi palei Nemuną. Nuo pat Kauno iki netgi Šilutės. Nuo Seredžiaus iki pat Klaipėdos. Visur vilioja keliautojus savo grožiu ir ramybę. Ir keliauti neprailgsta, dar važiuojant motociklu tai ypatingai, nes nesėdi nei dėžutėj, nei automobilyje, o tiesiog dairaisi ir jauti kvapą, orą. Ką tik nupjauto žolės kvapas, gėliučių kvapas. Miško kvapas, taigi žiūrėk, važiuojam pro nuostabius tankius miškus, kadangi vasaros pradžia pats žaliavimas. Nu, aišku, ir neužmirškime pilių. Taigi toks grožis, tai Raudonės pilis, tai Panemunės pilis. Nu, keliukas, aišku, ne iš geriausios būklės, bet riedame. Bet Panemunės kelias nuostabus kelias. Pilių šį kartą nelankėme, ankstesniuose filmukuose rodėme, tad šiandien yra kelionė su tikslu tiesiai į Nidą. Taip. Tai kelias, kuriame gamta kalba savo kalba. Ramia, didinga, įkvepiančia. Ir kiekvienais metų laikais jinai vis kitokia. Vasara vienokia, rudenį kitokia. Vis su tais lapais, tai su gėlėm, tai ir taip toliau. Na va, tai matai, privažiuojam jau ir Posūkius, kur iš tikrųjų netoli ir yra siena, kur Karaliaučius ir, kaip sakant, va tas Lietuvos nuostabus kraštelis. Visgi visiems verta aplankyti Panemunės keliuką iki Klaipėdos.
štai mes ir Naujojoj Perkėloj nusipirkom bilietus. Už 20 minučių keltas. Taip, einu. Ką pušinėtojas? Va, jau atplaukė garlaivis. Žalgiris. Na, šis būdas persikelti į Kuršių neriją, tai yra keltas. Kelto bilietas kainavo 7,70 už motociklą su žmonėm. Va čia išsikrauna, keltas kursuoja dažnai, vasaros laikotarpiu dar dažniau. Ir ne vienas, jau dabar 4, man atrodo, keltai plaukėja. Tai vienas atplaukė, kitas išplaukė. Štai ir mes važiuojame jau į keltą. Bet šiaip nustebino Perkėlos atsinaujinimas, nauji pastatai, tikrai didelis kuriasi. Na va, mes ir štai ir važiuojame į keltą. Nu, terminalas matosi, bus didelis, rimtas. Jo, štai ir mes. Išsirikiuojam. Suvažiuojame į keltą, būsime pirmi, išvažiuojame. Mocam eilėje stovėti nereikia. Na, žinoma, plaukiant, tai visada lieka įspūdis. Trumpas plaukimas, bet labai daug laivų matoma. Na, daugiau ar mažiau iš tikrųjų skirtingai. Bet plaukiant grožimės ir mus pasitinka Kuršių nerija. Na, persikėlimas trunka labai greitai, tai čia, nežinau, vos kelios minutės, 5 ar 10 minučių su visais įvažiavimais. Žuvėdros lydi. Ir tuo metu, tai ką, žiūrinėjai, kokie laivai uoste. Taip, va, kruizinių laivų visas terminalas, šiuo metu va, tik vienas stovi, čia į Kylį plaukia matyti, ar į Stokholmą. Na ir va, kur saulėlydis, tai ten jau yra jūra. Nu ką, pasiekėme keltą. Smiltynės Naujoji Perkėla. Taip. Dabar kelto. Labai per metus jau tikrai labai intensyviai, labai daug kas pasikeitė. Važiavom gan sparčiai, kad turėjom stotelių, užkandžiam atsigerti. Dabar jau tikrai Nidos pasiekimo. Dabar mes pasiekėme kitą krantą. Taigi mes pakliuvom į Neriją. Taip, prašom plačiau. Jau Nidos beveik toks pojūtis, kai atvažiuoji į Klaipėdą, iš karto pradeda kvepėti pajūriu. Tai Nida persikėlimas su šito keltu taip pat labai jau su Nida, tai yra Lietuvos perlas. Mes persikėlėme. Važiuojame toliau.
Vos išlipus iš kelto Smiltynėje, kelias veda per Kuršių Nerijos nacionalinį parką. Siaurą smėlio juostos ruožą tarp Kuršių marių ir Baltijos jūros. Iš karto jaučiasi toks kontrastas. Ten miestas, Klaipėda, su namais, pastatais, o čia persikeli gamtos rojus. Bet šitas keliukas jis toks savo grožiu ir ramumu kelionių 10-uke turbūt užimtų kokią 2 vietą. Čia paukščių čiulbėjimas, medžių šlamėjimas. Aišku, mes važiuojame motociklu, tai dar motociklo garsas. Taip. Pakeliui ir negyvosio kopų draustiniai, visokie pažintiniai takai, kur nori sustoji, pasigroži, supustytos smėlio kopos. Jo, bet reikia atkreipti dėmesį, kelias neuždengtas ir žvėris gyvenantis miške nuolat karts nuo karto prabėgo, kas beje įvyko ir šitos kelionės metu. Nemažas briedis, perbėgęs, dairėsi ar sugrįžti atgal ar ne. 20 kilometrukų iki Juodkrantės, tai toks vaizdingas ir įkvepiantis maršrutas. Tai Raganų kalvos ir čia kiekvienas atsimenam tuos dalykus. Taip Juodkrantė garsi žvejūkų namai ant marių kranto ir Raganų kalnas apipintas legendomis. Įrūkyta žuvim. Štai ir ta vieta, kur įsikūrusi kormoranų kolonija Kuršių Nerijoje, ties Juodkrante. Jinai įsikūrusi tarp marių ir miško, ant Garnių kalno. Dėl didelio kormoranų skaičiaus medžiai po jų lizdais pamažu žūsta. Paukščių išmatos rūgština dirvožemį, ardo šaknis, todėl miškas atrodo kaip išdegęs, pilkas ir nuogas. Na, kormoranai Lietuvoje ilgą laiką buvo nesuprasti ir buvo naikinami. Beje, kiek žinau, kad anksčiau jie perėdavo ant žemės, dabar jie pakyla į medžius aukštyn. Nu va, Ir Nida. atvykome. Mes atvykome. Aišku, jau laikas saulutė dar vakarė, bet nenusileido. O mes viską spėjom. Va, žiūrėkit, korespondentas irgi kažką taiko, trikojį kažkur tai, kažkur pritaikyti. Bandysime fotografuotis visi. Taip. Turim trikojį ir va taip. Ir reikia įsiamžinti prie šio ženkliuko, kurio vardas Nida. Nida. Sveika, Nida.
Nida tai žymiausias Kuršių nerijos miestelis. Kur visada norisi sugrįžti. Taip, Kuršių marios, Baltijos jūra, Parmidžio kopa, Švyturys. O kaip žvejų namukai, etnografiniai namai, kurie saugomi ir juose galima ir apsigyventi. Taip, tą turbūt mes ir padarysime. Iš tikrųjų daug yra ką apžiūrėti. Prisiminimai iš vaikystės, jaunystės būdavo atvažiuoji, pažiūri. Anksčiau žmonių žymiai mažiau buvo, transporto mažiau, įvažiavimas buvo daug sudėtingesnis. Dabar įvažiavimas kainuoja, tačiau gali atvažiuoti tikrai visi. Įspūdžiai tikrai gražus. Kopa, pažvelkite, Jėzau, kaip gražu. Reikia būtinai nufotografuoti, Jo. nes filmuojant ir galima ir fotografuoti. Atkreipiu dėmesio tavo telefonė 21:30. Reiškia, tada atvykome, o šviesu kaip diena. Taip, vakaras, čia dar laikotarpis iki joninių. Štai ir mūsų namukas. Kai dienos ilgėja. Dabar mūsų tikslas Kopa. Babam. 6 km per valandą.